Sveiki draugai. Rimtom teritorijoms rimtos ir kameros. Dažniausiai, jeigu distancijos yra didelės, bus valdoma kamera, todėl kad jinai turi optinį artinimą. Tai aš jums papasakosiu apie vieną iš Dahoje gamintojo sprendimų, kur kameroje yra 3 kameros ir parodysiu, kodėl tai yra naudojama. Prieikim prie mūsų stendo ir turim štai tokią realią situaciją. Šitie 3 vaizdai yra būtent iš tos kameros, kurią aš jums ir parodžiau. Situacija tokia, kad mes turime kiemą ir turime vartų įvažiavimą už 50 metrų. Ten toliau yra ir sankryža, kuri yra jau už 70 metrų. Jeigu mes tikimės ten kažkokius žiūrėti numerius, kad ir dienos metu, be abejo nepavyks, nes yra platus matymo kampas. Įprastai tam naudojamos yra valdomos kameros ir mes prisitraukiam vaizdą tiek, vat štai ten, kur vartai, mes matome šią vietą. Čia puikiai matosi numeriai, puikiai matosi žmogaus veidas ir net matosi, kokia mašina pravažiuotų štai šioje sankryžoje už 70 metrų. Su valdoma kamera problema yra ta, kad mes turim pasirinkti. Arba mes matome labai plačiai, arba mes turime optinį artinimą, bet mes nematysime kiemo. Parodysiu, kaip tai yra iš tikrųjų. Jeigu mes prisiartinam vaizdą, kad matytume puikiai šią dalį tolimoje, mes neturim kiemo, mes nematom nieko. Sekanti kamera, kurią aš jums rodžiau, turi platesnį objektyvą. Mes jau matome vartus, matom prieigas prie vartų, bet vis dar nematom kiemo. Su trečiaja kamera matom ir kiemą, ir supynės, ir daiktų šalia, viską matom puikiai. Taip kad mes su viena kamera, su vienu internetiniu laidu turime trigubą sprendimą. Turim bendrą vaizdą, detalesnį vaizdą ir turim detaliausią vaizdą. Taip kad su viena kamera turim ir plačiai, ir gerai. Jeigu jūs turite įprastą kamerą, kuri filmuoja, tarkime, plačiai ir jums trūksta detalumo ten toli, naudodami šią kamerą, kurią aš jums rodžiau, turėsime ir plačiai, ir siauriau detaliau, ir labai detaliai. Tikrai puikus sprendimas, pas ką teritorijos yra didelės. Na ir tai nėra viskas, be abejo. Mes filmuodami savo aplinką norim gauti informaciją, kad į teritoriją papuolė žmogus arba mašina įvažiavo ir panašiai. Turėdami platų vaizdą, mes gausim informaciją, bet mes nieko nežiūrėsime. O čia turim ir platų vaizdą, ir detalų vaizdą, ir pranešimus, kad į mūsų teritoriją įvažiavo, pavyzdžiui, mašina. O viskas vyksta taip. Mes konfigūruojam kamerą, nurodom plotą, į kurį kamera dirba ir joje ieško žmogaus arba mašinos tipo objektų. Mes taip esam nurodę. Įvažiavo mašina, mes kažko nežiūrim, bet kitoje kameroje turim detalų vaizdą pasirinktinai arba čia, arba čia. Taip pat iškart pasakysiu, kad įrašymų įrenginyje šita viena kamera užims 3 kanalus, taip kaip matom mes ir čia. Na, o jeigu jūs norite įsivertinti kamerą realiom sąlygom pas save, o ne tai, kad ką mes parodysim, mes turime Expo autobusą, jame yra daug kamerų, atvažiuojam pas jūs, parodom visas kameras, kaip dirba pas jūs jūsų teritorijoje ir jūs patys galėsite įvertinti šios ar kitos kameros darbą. Na, o dabar pažiūrėsime, kaip yra viskas iš tikrųjų. Įvažiuoja į teritoriją mašina, ją iš karto pažino, gavom pranešimą. Be abejo, mašinai nuvažiavus toliau, mes numerių jau neįžiūrėsim. Galiu skaitmeną jums paartinti, parodyti, numerių nėra. Bet kadangi mes turime 3 objektyvus, tai va sekanti kamera toliau mato mašiną, kuo puikiausiai matom numerius ir štai mūsų rezultatas. Ir platu, ir detalu. Mašina identifikuota, pažymėta, informacija gauta.